Labas visiems, kas prisijungėte prie šios transliacijos įrašo. Ir dabar savame tiesioginėme laike dar luktelsiu prisijungiančių gyvai. Gurkšnojant arbatą iš štai tokio nuostabaus puoduko mano mylimosios Dalios sukurto. Čia yra antracito anglis, kurią radome patys vaikštinėdami po gamtą. Tai galite irgi patikrinti puslapį naują mano mylimosios pavadinimu Malonės pilnoji. Ir ten dabar vyksta kūryba, jau tuoj bus daug naujų, įdomių su įvairiausiais kristalais, molinių puodukų prieš šventes. Tai labai kviečiu patikrinti, labai nuostabus pojūtis iš tikrųjų, labai jaučiasi lyg kažką tokio gamtiško laikyti, lyg tokia kalnų dovana, lyg iš kalno gerti arbatą. Ir tas visos briaunos skirtingos irgi tokį intimumo pojūtį sukuria su tuo gerimo procesu. Tai tokia įžanga, belaukiant prisijungiančių, ir štai jau matau prisijungiančių žmonių. Tai labai sveikinu. Šiandien irgi tokia sinchroniška proga. Nors pajaučiu įkvėpimą meditacijai dar prieš pagalvojant apie tai, bet taip, šiandien yra 11.11 ir dar pirmadienis, tai daug vienetukų, kurie gali simbolizuoti vartus į vienybės sąmonę, į mūsų bundančią vienybės sąmonę. Tai taip pat gali simbolizuoti naujumą, naują pradžią. Nes tas pirmadienis yra toks pradžios simbolis ir tie 1-1-1-1 vartai. Dar kartais atrodo tas kaip dvigubi vartai arba netgi trigubi vartai. Jeigu paėmus kiekvieną vienetuką kaip koloną, tai kaip sakoma, yra vieni vartai, kurie veda už formų pasaulio, kaip ir mūsų kūnas yra vartai, per kuriuos mes galime sąveikauti su šituo formų pasauliu per savo pojūčius, arba mes galime atgręžti dėmesį į vidų ir tada patekti į tą subtilesnį pasaulį, beformį pasaulį arba patį šaltinį. Čia yra tokia gera cirkuliacija. Viską, ką priimame, siųsti į begalybę ir tada leisti iš begalybės natūraliam atsakui ateiti. Kad ir kas vyksta, kad ir kokios situacijos vyksta. Tai tokios įžvalgos ties šią dieną, kaip tokiais vartais. Ir padarysime netrukus taikos meditaciją naują. Bet dar prieš tai tiesiog paminėsiu tokias naujienas, kurias galite taip pat patikrinti vėliau prie šio įrašo informacijos skilties, kad 16 dieną, šeštadienį, aš šiandien mūsų erdvėje rengiu lotoso ceremoniją, kur bus ir mėlynas ir raudonas lotosas. Taip pat mano gimtadienio proga. Mano gimtadienis 14 dieną, bet šeštadienį parinkau tokiai ceremonijai, tiesiog kaip irgi tokią dovaną nuo savęs. Ir pavadinau
tą ceremoniją vidinė alchemija, kaip ir mano pirmas kursas. Ir taip, alchemija yra mano didelis fokusas šiuo metu, labai tai studijuoju, praktikuoju. Ir kaip ir jau minėjau ankstesniam savo live, kad tai yra natūralus procesas, natūralus evoliucinis procesas, kuris tiesiog spontaniškai vyksta gyvenime, tačiau jį išmanant ir sąmoningai jį asistuojant gali labai sklandžiai tą evoliuciją vykti. Tai va tam aš ir esu, kad asistuoti mūsų asmeninę ir kolektyvinę evoliuciją, einant per tuos visus skirtingus brandos etapus. Tai štai, tai kviečiu 16 dieną susirinkti, išgerti lotoso arbatos ir patirti, va taip intimiau susipažinti su tuo alcheminiu, kas iš esmės yra vidinės transformacijos procesas, išsigryninimo, išsityrinimo procesas, kuris turi būti kartojamas vėl ir vėl, nes tą kokybę visą laiką galima toliau šlifuoti, gryninti, savo būsenos kokybę, savo sąmonės, pasąmonės kokybę, vienybę. Tai štai. Ir taip pat jau esu pravedęs ir kursą šią temą ir jaučiu netolimoje ateityje sukursiu dar vieną, gal kiek kitokį kursą, bet tą kursą, kurį pravedžiau, taip pat dabar kaip ir parduodu tą medžiagą už pusę kainos, tai čia labai simbolinė kaina. Va, tai tokios naujienos, kaip ir sakau, galėsite pasižiūrėti informaciją skiltyje. O dabar galime pereiti prie meditacijos. Tai kviečiu įsipatoginti. Užsimerkti, giliai įkvėpti ir iškvėpti ir atsipalaiduoti. Leisti savo išsibaršiusiai dėmesiui susirinkti su kiekvienu įkvėpimu. Ir su kiekvienu iškvėpimu tuo pačiu atpalaiduoti tą dėmesį, jo vientisumą. Pajausti, kas vyksta kūne. Tiesiog leidžiant savo jausti bendrą savęs pojūtį, leisti visoms įtampoms tame pojūtyje išsilyginti, išsivaikščioti, harmonizuotis visiems jausmams. Ir tiesiog dabar šioje erdvėje klausykis tylos, žvelk į beformiškumą, jausk visą savo esybę.
patį buvimą. Kaip ir visa kita, kas natūraliai pasireiškia tame. Tačiau dabar pagrindinis telkties taškas yra betaškė būtis, pats būties faktas, būties, kuri būna be pastangų, visiškai natūraliai. Tiesiog atpažinkime šį faktą, kad yra ši esatis, kuri tobulai būna, visiškai be pastangų, visiškai be sąlygų, visiškai be priežasčių ir abejonių. Tobula tyra būtis. Kuri pilnai įtraukia net ir visas įtampas, visas mintis, visus garsus, atrodančius trikdžius, kurie jai išties nėra trikdžiai. Tai tik tais tos pačios tobulos būties pratęsimai, išraiškos, kurios yra laikinos, nuolat kintamos. Ir visame tame kitime atpažink save kaip tą tobulą buvimą. Kaip nieko konkretaus, tik buvimas. Ir šiame subtiliame atpažinime gali pradėti jausti sustojimą, kaip tavo kūnas, protas, emocijos palengva nurimsta. Gal momentai suintensyvėja, gal kažkas užspausto išeina. Ir lai tai vyksta visiškai sklandžiai per šitą nepriekaištingą buvimo tėkmę. Šis buvimas dabar ir visada yra tobuloj taikoj su viskuo, kas vyksta, su viskuo, kas buvo ir bus. Ir tuomet gali atpažinti, kaip visi pasireiškimai, kaip visa kompleksinė mūsų patirtis taip pat atranda taiką su šia būties taika. Kaip viskas joje integruojasi.
į bendrą visumą, į harmoningą vienybę, kada mes palaikome šią erdvę, šią viską vienijančią tyros esaties erdvę. Kai tampa apšviesta mūsų sąmonės, kaip pati sąmonė, kaip pats sąmoningas buvimas, tuomet savaime keičiasi visas mūsų tikrovės patyrimas su visom detalėm. Ir visos priešybės čionais susitaiko. Visos priešybės, visi skirtumai pabunda į vienybę. Į priklausimą, į lygią vertę, kaip tos pačios tyros būties. Galime atpažinti, kad viskas priklauso šiai sąmonės šviesai. Lyg viskas būtų padaryta iš to paties aukso, iš tos pačios susivokusios esaties palaimos. Kur nėra priešų, nėra svetimumo. Tik vientisa dieviška taika ir palaima. Ir tiesiog pajauskime dabar šios palaimos ir taikos efektą. Kuris melkia visą mūsų žmogišką patirtį. Visą kolektyvinę patirtį, kurią dalinamės. Pajauskime, kaip ši stabili būties taika ir palaima spinduliuoja kaip saulė iš mūsų širdies, iš mūsų širdžių. Ir įsisąmoninkime, kad niekas negali šios saulės užgesinti. Niekas negali šios saulės pajudinti iš jos stabilios ašies. Nes ši ašis yra pastatyta ant tikrumo. Ir tikrumas yra tai, kas nekinta.
ne tik tais mūsų laikinuose žmogiškose gyvenimuose, bet per ištisus kūrinijos ciklus. Ir šis lobis visada čia, visada dabar, visada spinduliuoja. Ir jį įsisąmoninę, jį įvertinę, mes galime viską. Net jeigu kiltų trečias pasaulinis karas, net jeigu žemė maišytųsi su dangum, likime šiame centre. Likime pasišventime tikrumui, kuriuo ir esame. Ir per visus pokyčius mes be klaidos atnešame taiką, meilę ir klestėjimą joje. Tad pabūkime dar kartu šiame sąmoningume, kaip šis tyras buvimas kuris spinduliuoja ir grąžina į harmoniją visas pasimetusias mintis, emocijas, situacijas. Ir išties pajauskime ryšį su visų pasaulio kolektyvu, kaip mūsų visų širdis tarpusavy dabar komunikuoja, laimina, įžiebia kibirkštėlės pabudimo, įkvėpimo, atjautos, švelnumo. Besąlyginės meilės ir drąsos būti
pilnai įgalintais šio tikrumo įsikūnijimais. Pajauskime, kad mes visi turime šį dievišką ryšį, šią dievišką galią. Ir kad mums nereikia per daug pergyventi, nerimauti tiek dėl savęs, tiek dėl kitų, tiek dėl savo kažkokių veiklų. Todėl mes galime pakeisti tą perdėtą nerimą pasitikėjimu, lengvumu, leidimu viskam vykti per lengvumą, per atsipalaidavimą, per taiką, per meilę, pasitikėjimą. Lygiavertę bendrą kūrybą, kada visi žinome, kad esame tokios pačios dieviškos kibirkštėlės, kurios niekada neužgęsta. Kurios turi visą išmintį, visą meilę, visą galią, visas jungtis su viskuo. Ir čionais nieko netrūksta. Ir tai yra visko pagrindas. Ant kurio mes vėlgi galime kūrybingai, žaismingai santykiauti. Ir atskleisti rojų žemėje. Tai yra sąmonės būsena. Pajauskime, jog ši sąmonės būsena yra visiškai laisva, nepriklausanti nuo sąlygų. Mes galime ją pasijungti vien tik su savo laisva valia. Reiškia, nepriklausomai kaip viskas pasireiškia per mūsų pojūčius, per mūsų protą, per kitų žmonių požiūrius ir išraiškas. Mes vis tiek galime tai permatyti ir žvelgti į tą rojų, į tą dangaus karalystę, kurioje išties visa tai vyksta kaip teatras, kaip žaidimas, kurį priėmus su besąlyginė meilė, jis vis labiau ir labiau transformuojasi į vis gražesnės, harmoningesnės, evoliucinės išraiškas.
Matykime tai dabar savo vidiniu matymu, jauskime tai savo širdyje. Ir svarbiausia, įkūnykime tai savo veiksmais, savo mylinčių gerumu veiksme. Kuris taip pat teka spontaniškai iš tyro buvimo, kuris būna be pastangų. Tad pajauskime šitą jungtį. Tarp tyro buvimo be pastangų ir taip pat įkvėpto, atjaučiančio, mylinčio veiksmo, kad tai yra visiškai natūralu šiam buvimui. Tiesiog atpažinti tuos tarpus, tuos santykinius tarpus, kurie yra užpildomi mūsų dieviška šviesa ir meilė. Mūsų tyrų buvimu, įvairiausiom raiškom, kurios yra aktualiausios kiekvienai santykiniai situacijai. Iš tai. Ir su šia nata galime kartu giliai įkvėpti, apsikabinti šioje šviesoje ir meilėje. Ir su iškvėpimu sugrįžti į savo erdvę, į savo lokaciją. Palengva atsimerkti. Ir neskubėti, vis dar jausti tą ryšį, tą tyrą buvimą ir iš jo trykštantį įkvėpimą. Iš tai ir tuomet iš to įkvėpimo ir veikti su gerumu, švelnumu, taika, meilė, tiesiog tai įkūnijant. Jo, čia yra svarbiausias akcentas. Tai įkūnyti, kadangi esame šitoj kūniškoj tikroviai ir tą energiją reikia įžeminti, kad taip pat šitoj fiziniai tikroviai matytume vis daugiau to apraiškos. Tai reiškia, vėlgi, kad ir kiek mes medituotumėme, melstumėmės ir kad ir kokias patirtis turėtume, jeigu tai neatsispindi mūsų santykiuose, mūsų veiksmuose, mūsų kalboje, tai kokia iš to nauda? Nepamirškime integracijos. Tai yra vientisas procesas. Ir taip pat tam kviečiu į savo renginius, į savo konsultacijas ir taip pat galite paremti šią mano veiklą. Irgi šioje informacijos skiltyje yra nurodytų įvairiausių būdų, kaip galite irgi išreikšti savo gerumą fiziniais veiksmais, fiziniu palaikymu, atliekant tam tikrus veiksmus, kaip pavyzdžiui parašant atsiliepimą mano budimo kanalo puslapyje arba tiesiog prisijungiant prie Patreono. Tai štai tiek tada šiam kartui. Ačiū labai už jūsų brangų dėmesį ir už jūsų
dar brangesnė šios meditacijos integracija savame gyvenime. Tai laimingai ir iki.